Labas rytas, atsikeliam, dabar keliaujam pusryčiauti, o po pusryčių važiuosim pasižiūrėti kopų, kurios skaičiuojama yra nuo 10 iki 15 tūkstančių metų senumo. O paskui Smėlio Daubų nacionalinį parką ir kažkur ten nakvosim. Šiaip turėtų ten būti labai faina, nes yra ir ežeras, man atrodo, ten net pasimaudyti bus galima, jeigu nebus labai šaltas vanduo. Vėl pusryčiai, vėl tokie pat, nieko realiai nėra. Yra sulčių šaldytuvė su pienu, sausi pusryčiai, kavos įvairios, baltos duonos pasiskrūdinimai ir blynų. Įsipili tešlos, reikia čianais. Ir esminis dalykas, užvertus, apsuktas necypia ir laikas pradeda skaičiuoti. Kas mums būtų? Pirmą kartą, kad viešbutyje reikėtų valgyti lauke, bet irgi savotiška patirtis. Viduj, kur pusryčius duoda, nėra kur prisėsti. Sako, arba galite lauke, arba eikite savo kambarį. Kambarį nėra kur valgyti. Valgom lauke, bet oras šiaip labai geras. Prie kelio. O štai taip mes kraunamės mašiną.
atvykus į Kopų parką pamatėm, kad čia nelabai kažkas yra įdomaus. Yra kopos, kurių mes ir taip esame matę. Čia pagrindinė pramoga nuo jų pačiuožinėti su smėlio lentomis. Visai sudomino turas su bagiais. Nuėjus paklausti, pasakė, kad kaina yra $120 žmogui. Dar kaip ir priimtina, bet mes norėjom ekstremalesnio, o tenais vos ne keliais pasivažinėjai ir tiek. Tai atsisakėm šitą variantą. Esam dabar prie ežeriuko, tai nusipirkom šiandien ir kempinimo leidimą, tai praleisim naktį prie šitą ežerą. Sau kokio čia dydžio. Labas vakaras. Filmukas. Meistruojame dujinę, kad galėtume išsivirti vandens ir pasidaryti makaronų špilamų. Ir laukia mūsų maistukai. Užvirė vandenukas. Dabar šyla mūsų makaronai. Negalima atsidžiaugti internetu. Pagaliau išsisprendėm dar ir su internetu problemą, nes pradžioje jį turėjom labai silpną, bet galvom, gal čia Amerika, gal čia taip turi būti.
Bet pasirodo, taip neturi būti, puikiai veikia čia tas internetas, bet mūsų kartelė buvo, ar tai labai prastas planas, ar jisai turbūt greičiausiai ribotas buvo, nes jau 3 ar 4 dienas mes iš vis sėdėjom be interneto ir irgi galvojom, kad gal čia yra neryšio zonos, dar kažką, bet paskui pamatėm, kad nei miestuose niekur nėra interneto mums. Nuvažiavom, nusipirkom kartelę, dar darbuotojas labai paslaugiai mums pagelbėjo užregistruojant ją, nes čia daug labai reikalų buvo, jis gal kokį 20 minučių žmogus vargo, bet mums padarė, tai labai džiaugiamės, dabar galim ir YouTube žiūrėti online ir dar kažką, ką tik norim. Ir realiai mėnesiui šitas reikalas mums kainuoja $45.